Sveiki, mielieji. Kaip žinote, esu gerbėja dvarf veislių pomidorų, tai noriu keletą parodyti, kad, aišku, šiemet jau kitas veislės auginam, bet, žinokit, pilnos šakos, ta prasme, net neišlaiko mano šakos jau pomidorų, jie tiesiog jau griūna, krenta, tai aš jų net neberišu, nes bijau, kad man tiesiog išlūš šakos. Tai tiesiog visi čia guli ant žemės, ir galvoju, ta gulgulė ir tektos, ir ką jau čia su jais darysi. Bet va, pomidorai tikrai gražus, nemenki, ne iš mažučių. Čia, matau, skylės vienas. Bet jau jį reikėjo senai nuskinti. Jis jau čia baigė per naktį, nebespėjo tiesiog. Pilnas šaka. Va, kitas labai gražus. Va, per visą delną. Puikiai veislė. Iš dvarf veislių, iš žemaūgių. Pilna čia tų pomidorų. Tiesiog, sakau, ant žemės guli. Tiesiog jau šiemet neberyšia šių. Kaip guli, taip guli. Tai va, skonis tikrai labai puikus, geras, saldžiarūgščiai, kaip man patinka. Aš mėgstu, kaip sakant, pomidorų su skoniu, o ne be skonio. Tai ši veislė bus 53 numeris, šiaip dabar irgi nepasakysiu, kokia yra. Vėliau pasižiūrėsiu į sąrašą, nes atsimint čia tiek visko tikrai aš nelabai galiu. Čia dar vieną matau veislė, 69, irgi dvarf veislė. Pomidoriukai irgi labai gražus, tik šiek tiek šitie mažesni nei anie, bet labai irgi gausus derėjimas. Visur pilna čia tų pomidorų, sunku bus čia man parodyti. Dar vieną veislę mačiau labai derlingą, bet jau čia mažesnėje ir spalva tokia, kokie gražučiai, tokie kaip ir oranžiniai tokie, kaip sakyčiau, už apelsiną truputį ryškesni. Čia jau pilna. Ir kaip reit man čia prie šitų, kokie gražučiai, mažuliukai. Nėra jie, kad būtų labai mažučiai, bet šakos tai irgi pilnos pomidoriuko. Čia jau vienas, matau, net sugedęs, mes jį pašalinsim, kad mums čia kitų neužkrės. Tiesiog nebuvo laiko atliekti per tuos pomidorus, tai reikia šiandien su jais užsimti. Va, kokios kekės, pasižiūrėkit, kokios gražios kekės. Čia irgi dvarf veislė, tai pažiūrėsim numeriuką. Aš sakau, esu jų gerbėja, nes jie dera be galo daug. Gražus, neaukšti. 68 numeriukas. Tiesiog nuostabus. Sakau, man jie be galo patinka. Visokių čia yra. Paskui dar parodysiu keletą veislių. Tai aišku, čia aš į lapų tikrai neskabau, nieko nedarau. Užtat gal taip jie man ir dera, nežinau. Bet aš prieš lapų skinimą.